Sveiki, bičiuliai. Sveiki, bičiuliai. Eilinį kartą susirenkam gamtoje. Tik šį kartą naujoje vietoje. Kažką paskanaut, pasigamint, valgomo. Pasitarėm, pasikalbėjom, kad norėtume tų 100 kopūstų su dešrelėm. Bet kitaip. Su bulvytėm free ir... Pomidorų padažu. Taip. Daug pomidorų padažo. Tai kągi, ką mes, bičiuliai, šiandien turim įsigiję, traukant stalą. Svarbiausias dalykas. Iš pačios geriausios parduotuvės geltonai mėlynos. Svoguniuko. Dar turėtų būti svoguniuko. Taip, be abejo. Va, svoguniukas ir va, Pamiršome česnakiuką paminėti. Porą morkų. Pomidorų padažą. Bulvyčių. Bulvytės, dar šaltas, labai gerai. Ketčius. O, dešrelės. Frankfurto dešrelės. Su daug mėsos natūralios. 97%. Nes pavalgyti normaliai reikia. Tai ką, bičiuli, kūrėm šašlykinę, kaitinam kazaną. Aš tada pasismulkinu daržovės. Davai. Aš pirmiausia tau paruošiu morkas, o tu nežinau, gal nusilūk svogūnus tada. Gerai. Vieną morką, bičiuliai, jau pas tave ant stalo. Ruošiam kitą. Ir antrą morką paruošta. Aš vieną svogūną nesugebėjau nulūpti. Čiumpu česnaką, ruošiam česnaką. Bet rimtai tu dedi pomidorų? Pamatysi. Aš tai biškį pomidorų padažą kečpą įvarvinu. Pamatysi. Bet aš sakau, dešrelės susipjaustau gabaliukais, bet su bulvytėm. Va, įdomu bus. Čia irgi. Aš kaip tik ir pagalvojau, sakau, būt gerai, žinai, bulvės su lūpenam reikėjo iš anksto, aišku, pasi. Visus turės varyti svogūnus? Taip, tik čia nieko nėra. Tai nieko, pasimatysim kitą savaitę, jeigu geras oras bus, niekur neišlėksim ir paragausim kai ko skanu. Kada video paragausim, ne? Ar laukiat mūsų video naujų? Parašykit komentarą. Tai dabar smulkint. Jo, svogūnų vienam bliūdam. Daug, česnako. Tai kaip? Aš tai mėgstu, kad svogūnas jaustasi. Kaip padarysi? Pusžiedžiais. Viskas gerai, daryk pusžiedžiais tenka. Nu, nes kad, kai kandai, kad trakšt būtų, nes kopūstai didelį. Nu, pagaut. Bet aš viską vieną darau. Svogūnus tada į vieną indelį. Su česnakais, nes abudu kepinsi taip pat. O morkas į kitą indelį. Nieko mums daugiau nereikia ruoštis. Va, tik tai neturim atidarytuvo, su kuo atsidaryti. Su dantėm? Su dantim, bandyk indelį atidaryti su dantim. Čia tiek daug česnakų varysim? Okei. O morka? Morka va taip, čia kažkavok. Nu, bandau su šito peilio atidaryti. Ar tai nėra jam atidarytuvo? Ne. Taigi turi būti jau tos. Turiu pelalai. Su pelalai. Jo, ir čia bus tavo pelala turinė pomidorė. Nebus pelala, gerai. Gal eiktų kažkur kitur. Jop, tu vaimati. Čia pritaškysi, paskiau nebebus vaizdą. Taip greičiau aromatą česnakas atiduos. Nu va, pelala gera. Atkrivalk. Čia ne kinietiškas fufliakas. Nu, davai, kol tu nusivalysi, aš greitai smurkytis. Pačiškinsim. Irgi reikia, nori, kad būtų traškas ir jaustusi. Jo. Ko praeitose epizoduose neturėjom, tai draugų neturėjom, o draugus mes vadinam uodais. Jau šiandien jau sega. Oras drėgnas, po lietaus tai sega mus.
Ir neturim jokios apsaugos pasiėmę nuo Nes uodų. esame prie upės. Aš 3-4 dalis vieną dešrą. Kad, būtų gabaliukai didesni. Davai. Dešrelės supjaustytos. Tai viskas kaip ir kaista mūsų šašlykinė, dedam kazaną, pylėm aliejų Nu, ir pradedam gaminti. apkepinėti viską. Jo. Dedam kazaną, pylėm aliejų, laukiam kol įkais. Aliejaus nedaug, nes mūsų dešrelės išskirs riebaliuką. Och, tu. Sublamba. Naršau nuimt. Pylėm aliejų, kaitinam ir beriam dešrelės mūsų. Pradedam nuo dešrelių. Pradedam nuo dešrelių. Laukiam kol įkais. Pasiruošti tuo metu dešrelės. Kaip skaniai kvepia. Jo. Kvepia? Gerai. Ir norėjau dešrelių gerų. Su gerais produktais visada maistas būna skanesnis. Aliejus pradeda kaist. Ir dešrelės. Aliejaus niekur neišpilsim, paliksim tą patį, jame kepinsim česnaką, morkytę ir svogūniuką. Nurimti, odai tai lesa. Labai neskrūdinam, bičiulių. Kaip čia? Na jo, nereikia gal labai. Kepinam ir Kad jos vis tiek dar, kai traškinsis, šils. mėgausimės visais gamtos malonumais ir skoniais. Įskaitant ir uodus. Keptus. Vienas buvo puodė. O gal ištikimiausi mūsų gerbėjai norėtų ką nors pamatyti, kad pagamintume, tai rašykite į komentarus. Pagaminsim pagal jūsų užsakymą. Kaip skaniai kvepia. Na jo, seilės kaupėsi. Man irgi kaupėsi. Žiūrovai kaupėsi. Kvapas geras. Tai dešrelių ilgai kepinti nereikia. Nieko nelaukia, imam dešrelės lauk. Beriam svogūną su česnaku. Durams tas dešrelių aliejus, riebaliuką ir tada svogūnas česnakų šviežias. Slaptas ingredientas prie
česnakiuko ir svoguniuko. Kad aliejų ištirptų. Tai aš nežinau, ar tu svogūnus trauksi dar tipą? Netrauksiu, ne. Dabar visko kopūstų. Dėsiu morkas. Dėsiu morkas dar kartu Ja, pakėtinsiu. ja. Ir tada kopūstų. Į tą patį, ne? Morkytis. Aš vis noriu, kad, nu... Dedam svarbiausią ingredientą ir troškinsim. O, dabar dar labiau pakveps. Kiek kopūstėlių daug. Kokie gražuoliai. Eik. Jau kvapas geras. Geras, tuoj dar papipyrinsim. Druskos į šį patiekalą nededam, nes turėjo kubelį savyje druskos ir kopūstai iš savęs ganėtinai rūgštus, tai pakaks tik tai paprieskoniuot. Ir truputį šašlikiukų prieskonių. Ir skonių jūra bus. Bet čia vandens ir nereikia. Svarbu. Ką? Gal ir net nereikia. Nes turėjo kopūstai patys. Svoguniukai va kaip nori, kaip patinka tau, tai bus gabaliukais. Tik česnaką neišsirinkam. Priduos aromatą iš... Naujas technologijas maisto gamybai. Ir kopūstėliai troškinti jau raudonyje. Ruoštas bulvytės, pylėm bulvytes. Pylėm mūsų pakepintas dešreles, įpilsim šiek tiek vandens ir uždengsim ir leisim pasitroškinti. Apie kvapus net nekalbu. Apie ką? Apie kvapus net nekalbu. Geras kvapas, geras. Dar truputį.
Maišam ir dengiam. Aicht. Dengiam ir troškinam. Nu kągi, bandom mūsų nusimti dangtį, pasižiūrėti. O, kaip gražu. Tas geras kvapas. Gal tik tai truputį vandens dar mažai nugaravo, tai palikim. Palikim atvirą. Jeigu nugaruoja vanduo ir dėsim indėlius ir sėsim prie stalo ragauti. Ką baigė mūsų troškintis kopūstėliai, dedamės į indėlius, sėdam ir ragaujam. Tau bičiuli pakaks? Užteks. Nu ką, bičiuli, garuoja karštas maistas, ragaujam, vertinam, koks gavosi skonis. Aš pradžiai morkytę. Škupūstą. Morkytės supjaučiau per storai, išėjo ploniau. Nu, labai karštos. Kaip bulvytės. Dabar varagausiu. Labai geras. Visi tušinė. Puikiai. Šis snakėlis neišteža. Ką mes valgom, kas valgot visiems skanaus. Ir susimatysim, kaip paragausim, skaniai pavalgysim. Aptinksim tada ir... Jo. Na ką, skaniai pavalgėm. Puodai tušti. Pilvai pilni. Kaip visada. Biški... Kokį biški? Truputį gal trūko dešrelių. Ir gal daugiau kai aliejų užsipyliau, kepindamas svogūnus. Jo, bet dešrelių galėjo būti daugiau. Arba mažiau kopūstų ir bulvyčių. Iš klaidų mokinamės, kitam kartu žinosim. Jo, bet šiaip tikrai gerai gavosi. Labai skanu. Kartosim. Bet ne ant video. Kam patiko receptukas, tai būtinai pasigaminkit. Ir tikrai šią vasarą bus prie ežerų kažkur važiuojant su palapinėm pasidaryta. Toks troškinys. Smagu, bičiuli, kad tau patiko. Patiko. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Kaip visada, like, subscribe. Parašom komentarą, kokį patiekalą Nerijui pagaminti. Ir susimatysim sekančiame epizode. Iki sekančių. Iki.